Mhm. Taigi sveikos dar kartą visos, kas prisijungia, laba diena ir tiem, kas žiūrės įrašą, žinau, tokių bus nemažai. Tai šiandien tema eterinių aliejų etikečių skaitymas. Tai yra, kaip žinoti, kokia informacija privalo būti eterinių aliejų etiketėje, kad mes būtumėm tikros, kad perkam tikrai gerą, gryną eterinį aliejų ir kurį bus saugu naudoti ne tik tai savo, bet ir aišku vaikams. Taip, tai apie mane, daug kas turbūt mane pažįsta, jau kas čia prisijungia, su Gražina Norvilienė, su aromatologė, eterinių aliejų biochemijos specialistė, Lietuvos aromaterapeutų asociacijos tikroji narė ir aromaterapijos pasaulyje jau esu gerus 10 metų. Vedu Jonavoje, turiu savo studiją nuo 2019 metų ir čionais edukuoju žmonės, vedu ir tokias pramoginės edukacijas ir rimtus išsamius aromaterapijos mokymus. Dabar labai trumpai, o paskui apie kiekvieną prasiplėsiu, tai kokia informacija turi būti nurodyta eterinio aliejų etiketėse. Svarbiausia, tai yra augalo lotyniškas pavadinimas, tai yra privaloma tiesiog, kilmės vieta, tai yra kur augalas augęs, kokios dalys distiliuotos, kokios dominuojančios molekulės arba chemotipas, gamintojas ir sertifikatai. Ir dabar apie kiekvieną plačiau. Lotyniškas pavadinimas. Lotyniškas pavadinimas jau čia nekvestionuojant yra būtinas, turi būti nurodytas, ne lietuviškas, ne angliškas, ne kažkoks tai tarmiškas dar, bet būtinai lotyniškas, tam, kad užtikrinti tikslumą, tarptautinį suprantamumą ir tai padeda išvengti painiavos. Augalai visam pasaulyje turi tikrąjį savo vardą, būtent lotynų kalba. Kodėl lotynų? Dėl to, kad lotynų kalba skaitosi tarsi mirusi, ji nesikeičia, dėl to ir mes išvengiame painiavos, žinome, kai kalbame apie augalą, nurodydami jo lotynišką pavadinimą, žinome, kad tikrai būtent apie tą konkretų augalą kalbam. Nes kuriozų tikrai būna, taip pavyzdžiui, dabar nuotraukoje matote romaninę ramunėlę. Lietuvoje, lietuvių kalba ji vadinama ir romaninė ramunėlė, ir romėniška ramunėlė, ir didramunė, ir blezdingūnė. Ir visi pavadinimai tarsi teisingi apie tą patį augalą, bet tikrai gali būti kuriozų, gali būti nesupratimų. Dėl to yra būtinas lotyniškas pavadinimas. Tarp kitko, šita ramunėlė, dabar nepamenu kuriuose šalyse, bet yra vadinama kvepiančių obuoliukų, dėl to, kad jos kvapas, būtent eterinio aliejaus kvapas, yra toksai vaisinis, saldus, primenantis obuolius džiovintus. Tai vat, kad išvengti painiavos, lotyniškas pavadinimas privalomas ant kiekvieno eterinio aliejaus. Yra buvę internetinėje erdvėje, tikrai radau verbeno eterinį aliejų, kur jokio lotyniško pavadinimo nebuvo, o nuotrauka buvo apskritai kultūrinės verbenos uždėta, tai ten jau iš vis neaišku, ką mes nusipirktumėm. Taigi tai yra svarbiausias dalykas, lotyniškas pavadinimas. Toliau kilmės vieta. Kilmės vieta tai reiškia vietą, kurioje augalas augo. Ne kur jisai buvo išdistiliuotos, ne kur gamintojas jį supilstė, bet ten, kur augalas augo. Nes nuo augimo vietos labai skiriasi eterinio aliejaus cheminė sudėtis. Nuotraukoje yra italiniai šlamučiai ir tie tikrieji italiniai šlamučiai, kurie savo sudėtį turi tą nuostabią molekulę italidijoną, auga tik Italijoje, Helichrysum italicum jo lotyniškas pavadinimas, nes Madagaskare, pavyzdžiui, yra dar kelios rūšis šlamučių, bet jų sudėtis jau visiškai kita, tai natūralu ir poveikis yra kitas. Dėl to kilmės vieta taip pat yra labai svarbi. Toliau distiliuotos dalys. Kodėl jos turi būti nurodomos?
Dėl to, kad yra tokių augalų, kurie iš skirtingų savo dalių duoda skirtingą eterinį aliejų. Pavyzdžiui, karčiavaisis citrinmedis, citrus aurantium, jisai duoda netgi 3 skirtingus eterinius aliejus. Iš vaisių, apelsinų žievelių gauname saldžiųjų apelsinų esenciją, iš apelsinmedžių žiedų tai prabangusis nerolis, o iš šakelių ir lapų distiliuojamas petit grain eterinis aliejus. Tai vat vienas augalas, o 3 skirtingi eteriniai aliejai ir aišku skirtingas poveikis kiekvieno aliejaus. Dėl to yra labai svarbu, kad būtų nurodyta iš kokios dalies yra distiliuotas eterinis aliejus. Ir ta informacija turi būti taip pat ant buteliuko ar jeigu parduodama internetu, tai tame puslapyje turi būti nurodyta šita informacija. Toliau dominuojančios molekulės arba chemotipas. Šita informacija reikalinga dėl to, kad kartais vienas ir tas pats augalas surinktas skirtingų metų laikų arba augęs skirtingose šalyse taip pat turi skirtingą cheminę sudėtį. Ir pavyzdžiui, paprastasis čiobrelis Thymus vulgaris turi net 12 skirtingų chemotipų, priklausomai nuo to, kur augo, kada buvo surinktas, ar pavasarį, ar vasarą, ar rudenį. Ir cheminė sudėtis labai skiriasi, tuomet skiriasi indikacijos. Ir tuomet mes, tik tai tuomet, kai žinome chemotipą, kai žinome tą dominuojančią molekulę, kuri užima didžiausią dalį jo sudėtyje, žinome, ar tas eterinis aliejus yra saugus naudoti vaikams, o gal jisai skirtas tik suaugusiems. Nes čiobreliai yra, kai kurie turi daug fenolinių junginių, kaip timolio, karvakrolio, kurie yra, tos molekulės yra labai stiprios, yra aštrios, karštos, deginančios, labai dirginančios odą, dėl to jo negalima naudoti net suaugusiems neskiesto ant odos, būtina yra skiesti. O vaikams toks eterinis iš viso neleidžiamas naudoti, bent jau iki 10-12 metų. Dėl to yra labai svarbu, kad šita informacija būtų ant buteliuko. Ir ta informacija gali būti nurodoma kaip chemotipas, tai ta viena molekulė, arba gali būti išvardinta keletas molekulių. Va čia matote, aš surašiau keletą molekulių, kokios gali būti. Čia nebūtinai čiobrelio, čia įvairiausių. Ir karvakrolis, eugenolis, linalolis, klareolis, cinamaldehidas, kariofilenas. Ir tai tokie, kai kam tai keiksmažodžiai, kas jau susipažinę su biochemija, tai puikiai žino šitas molekulės ir nereikia jų bijoti, nes tikrai pažįstu moterų, kurios pamačiusios tokius žodžius išsigąsta, galvoja, kad tai kažkokios tai sintetinės medžiagos ir bijo naudoti ir bijo pirkti tokius eterinius aliejus. Tai va, tai šita informacija privaloma. Taip pat ypatingai ant tų eterinių aliejų, kurie turi keletą savo chemotipų. Toliau gamintojas. Gamintojas, aišku, turi būti nurodytas ir dėl atsakomybės, ir dėl atsekamumo, jeigu, sakykime, kažkokių tai klaidų įsivelia, o žmonės tikrai įvelia klaidų, tikrai jų būna. Ir, sakykime, pas mane buvo toks atvejis, moteris kelių mėnesių skirtumų pirko vieną tą patį eterinį aliejų. Ir nusipirkus antrą buteliuką, jinai ateina po kurio laiko ir sako, čia kažkas ne taip su juo. Sako, jisai kažkoks tai skystas, man sako, kaip vanduo, jisai, aš sako, jo nejaučiu ir kvapas silpnesnis. Ir mes pasižiūrim, suderinam abiejų buteliukų partijos serijos numerius ir žiūrim, kad tai yra tas pats, tai yra, reiškia, to paties distiliavimo, to paties išpilstymo, netgi gavusi aš tą siuntą tuo pačiu metu, tai skirtumų realiai tikrai negali būti jokių. Ir greičiausiai moters buvo ar kokie hormoniniai sutrikimai, ar dar kažkokie pasikeitimai jos uoslėje, kad tiesiog
kitaip jautė tą kvapą ir jai atrodė, kad tai kažkoks praskiestas eterinis aliejus, nors realiai tikrai buvo geras kokybiškas eterinis aliejus. Tai vat, kai šita informacija yra nurodyta ant buteliuko, tai tuomet mes galime išvengti visokių tokių nesusipratimų. Sertifikavimas. Dabar gali būti tokių įvairiausių ženklų ant buteliuko, ką jie reiškia. Tai šitas, kur yra AB raidelės, tai yra būtent prancūziškas ekologinio ūkininkavimo ženklas. Tai reiškia, kad augalai auginami be pesticidų, be trąšų, nėra genetiškai modifikuoti. Reiškia, kad laikomasi tikrai griežtų ekologinių standartų. Lapelis tai yra europinis ekologiškumo standartas, taip pat nurodo, kad laikomasi ES reglamentų visoje gamybos grandinėje. Ir jeigu jis randamas ant kosmetikos gaminių, tai reiškia, kad tame kosmetikos gaminyje nemažiau kaip 95 procentai ingredientų yra ekologiški. Ir tokie produktai, turintys šitos ženkliukus, yra tikrai kontroliuojami ir sertifikuojami. Šitas būtent ženklinimas yra būtent aromaterapijoje yra labai svarbus, nes jisai nurodo, kad šis eterinis aliejus yra chemotipuotas, tai yra, kad yra atlikta jo cheminė analizė, yra nustatyta biocheminė sudėtis, žinomos pagrindinės veikliosios medžiagos, kad tiksliai identifikuota augalo rūšis, kokios augalo dalys distiliuotos, cheminė sudėtis ir aiškiai nurodyta kilmės šalis. Gali būti dar tokių kitokių, bet čia irgi kosmetikos gaminiuose galbūt daugiau, gal tuose gaminiuose, kurie yra su eteriniais aliejais. Ir čia skirtingų šalių šitie ženklai. Dabar taip pat yra prekyboje be jokio sertifikavimo, bet, sakykime, tik tai nurodyta 100% pure arba premium quality, tik tai tokie užrašai, be jokios kitos informacijos, tai jau čia tikrai didelė tikimybė, kad eterinis aliejus gali nebūti kokybiškas. Ir therapeutic grade, tokių ženklinimų irgi yra įvairiausių formų, tačiau tai nėra oficialus sertifikatas, dažniausiai tai marketingo terminas, kuris neturi jokio tarptautinio standarto ir nepriklausomos kontrolės. Dažnai būna kontroliavimas tik tai kažkokiose vidinėse institucijose, kokios didelės įmonės, bet nepriklausomos įstaigos nėra atlikusios kažkokių tyrimų. Tačiau jeigu, sakykime, grįšiu šiek tiek atgal, jeigu kažko iš šitų ženkliukų nėra ant eterinio aliejaus, tai nereiškia, kad jisai yra blogas. Paprasčiausiai išsipirkimas šito ženklinimo, atlikti visus tos reikalingus tyrimus reikalauja labai daug kaštų. Ir reikia, tikrai ne visos, sakykime, mažas gamintojas, kuris specializuojasi vieno ar kelių augalų auginime ir distiliavime, tiesiog neišgali leisti savo tokių tyrimų atlikti ir gauti šių sertifikatų. Bet jeigu jisai turi visus kitus reikalingus, strigo žodis, visa kita yra nurodyta, sakykime, ir lotyniškas pavadinimas, ir cheminė analizė atlikta, ir aiški, ir dominuojanti molekulė, ir visi kiti reikalingi nurodymai yra etiketėje, tačiau nėra tik tai sertifikatų, tai nereiškia, kad eterinis aliejus nebus kokybiškas. Tikrai pasaulyje yra labai daug nedidelių, mažyčių gamintojų, kurių produkcija yra nepaprastai gera, tačiau neturi tik tai sertifikatų. Tai va čia vėlgi labai svarbu tuo atveju vadovautis ir savo nosimi, jeigu jinai turi patirties, nes tikrai uostant dažnai ir įgudus galima atskirti, ar eterinis aliejus yra geras ar ne.
Ir net jeigu nėra chemotipo nurodyta ar dominuojančios molekulės, įgudusi nosis gali atskirti netgi ir tai. Sakykime, fenolinius junginius mes tikrai galime užuosti, skirti fenolius nuo, sakykime, kažkokių tų švelnių molekulių. Taip, toliau šie ženklai. Šių ženklų taip pat ne vieną kartą yra išsigandusios moteris, atnešusios man buteliukus, būtent kai yra ženklinti šitaip. Sako, tai yra toksinė medžiaga, nuodinga, kaip jie gali leisti garinti. O iš tikrųjų toksai ženklinimas daug kur yra privalomas. Gal ne visur ant etikečių, bet dokumentuose jisai tikrai yra privalomas nurodyti. Ir viršutinis ženklas reiškia tai, kad skystis yra degus, saugoti jį nuo saulės šviesos, nuo nepurkšti ugnį. Tokiu ženklu žymimi ypatingai lakūs eteriniai aliejai, tai yra spygliuočių, citrusų ir daugelio prieskonių eteriniai aliejai. Šauktukas reiškia, kad eterinis aliejus gali dirginti odą, kad jo netepti ant odos gryno, būtina skiesti augaliniu aliejumi ir reikia visuomet rinktis saugias koncentracijas, tai yra viso kūno masažui mes naudojame ne daugiau negu 3%, kosmetikos gaminiams iki 1%, o vaikams nuo 0,5 iki 1%. Toliau, šis viršutinis ženklas reiškia, kad tas produktas gali pakenkti organams, negimusiam vaisiui, sukelti kvėpavimo takų apsunkinimus, astmos simptomus ar alerginės reakcijas. Todėl tokius eterinius aliejus taip pat mes naudojame tik tai skiestus augaliniame aliejuje ir su dideliu atsargumu alergiškiams žmonėms, sergantiems astma ir nėščiosioms. Apatinis ženklas, jo reikšmė, kad tai yra šitas produktas toksiškas vandens organizmas, gali sukelti ilgalaikius pakitimus. Ir apskritai jokių eterinių aliejų negalima pilti, išmesti į aplinką, pilti į kanalizaciją, nes jie gali paveikti gamtoje gyvenančius gyvūnus, mikroorganizmus, kadangi eteriniai aliejai yra labai stiprios, labai koncentruotos medžiagos. Ir jeigu matome, kad jo galiojimas į pabaigą ar jau pasibaigęs galiojimas, tai mes tokį eterinį aliejų drąsiai galime sunaudoti ar grindims plauti, ar pilti į audinių skalavimo skystį, audinių minkštiklį ar audinių plovimo skystį, bet neišmesti. Nebent jau nežinau, kas ten jam galėtų atsitikti. Iš tikrųjų, kai eterinis aliejus pasensta, tai mes jaučiame pasikeitusi kvapą ir gali jisai būti drumzlinas, toksai balzganas pasidaryti, kvapas kitoks, galbūt nelabai malonus, bet daugiau kaip ir nieko. Taip, ir dar vienas ženklas, kad eterinis aliejus gali dirginti odą ir vėlgi taip pat jį būtina skiesti augaliniu aliejumi, nenaudoti arti akių, nes akys ypatingai yra jautrios ypač garams, o eteriniai aliejai garuoja labai stipriai. Taip, dabar eterinių aliejų laikymo sąlygos pagrindinės, tai yra svarbiausia, kad eterinis aliejus būtų laikomas tamsaus stiklo buteliuke, sandariai uždarytas ir atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių. Sandariai uždarytas turi būti dėl to, kad nepatektų deguonis. Kai patenka deguonis, eterinis aliejus pradeda oksiduotis ir sutrumpėja jo galiojimo laikas. Prasme, jisai greičiau sugenda. Jeigu mes jį labai dažnai atsukinėjame, pavyzdžiui, tai kiekvieną kartą atsukant patenka deguonis ir aišku, jau jo galiojimas trumpėja. Jeigu, sakykime, jūs norite eterinį aliejų, naudojate retai ir norite išlaikyti ilgiau, tai tikrai galite laikyti šaldytuve, bet nėra būtinas laikymas šaldytuve. Ir kamštukai. Kamštukai
tai turi būti sandarūs, skirti vat, būtent eteriniams aliejams, kaip ir randate pirkti, kai eterinius aliejus tais kamšteliais. Ne visos pipetės tinka eteriniams aliejams užsukti, nes kai kurios pipetės nėra sandarios ir jos praleidžia garus, ypač lakesni eteriniai aliejai išgaruoja. Taip pat patenka ir deguonis per pipetes, tai geriau vis dėlto su pipetėmis ilgai nelaikyti. Sandariausi yra metaliniai aliuminiai kamšteliai. Patys sandariausi. Jeigu jūs neplanuojate to eterinio aliejaus greitai sunaudoti, tai galima įsigyti tuos aliuminius kamštelius ir užsukti jais. Dabar galiojimo terminas trumpiausias nuo 1 iki 2 metų yra citrusų, būtent tų, kurie yra spausti, šalto spaudimo būdu išgauti iš vaisių žievelių. Jie yra patys lakiausi. Ir spygliuočių. Spygliuočiai 2-3 metus galioja, bet tai nereiškia, kad suėjo 3 metai ir jūs jau turite išmesti tą eterinį aliejų ar kažkaip kitaip sunaudoti, tikrai ne. Kaip ir minėjau, jeigu jūs saugojote teisingai, tai jis tikrai gali būti nesugedęs, visą laiką vadovaukite savo nosimi, pauostykite, pažiūrėkite, ar nesusidrumstė, ar neiškrito kažkokių tai nuosėdų. Jeigu matote, kad jis nepasikeitęs, tai tikrai drąsiai galite naudoti ir ilgiau. O kiti eteriniai aliejai, ypatingai dervų, sakų, šaknų įvairiausių, jie galioja 10 metų ir daugiau. Ir tikrai nesvarbu, kokia data pažymėta ant buteliuko. Jie daugelis net nebesioksiduoja ir daugelis tik tai gali sutirštėti nuo laikymo, bet kai kurie netgi su metais bręsta ir laikomi vertingesniais, ypatingai parfumerijai, kai naudojami, tai kai kurie eteriniai aliejai, kuo ilgesnio išlaikymo, yra tuo brangesni. Tai va tiek informacijos. Dabar aš turiu porą klausimų iš ankstinių užduotų ir jeigu jūs turėsite dar klausimų, tai galite arba parašyti į čatuką arba galėsite įsijungti garsą ir užduoti. Taip, pirmas klausimas: įdomi jūsų nuomonė apie eterinių aliejų vartojimą į vidų. Kiek tai gali būti kenksminga? Tai iš tikrųjų nesilaikant taisyklių, nežinant taisyklių naudojimo į vidų, galima pažeisti stemplę, galima nusideginti burnos gleivinę, galima pažeisti skrandžio gleivinę, galima sutrikdyti kepenų ir inkstų darbą, galima sukelti netgi neurotoksinį poveikį smegenų. Tai yra pažeisti smegenų ląsteles, jeigu nežinome naudojimo taisyklių. Ir iš tikrųjų tikrai niekada neskatinu naudoti į vidų, daryti to savarankiškai. Visuomet reikia pasverti pliusus ir minusus ir tik tai tuomet, kai jūs žinote, ką naudoti, kaip naudoti, su kuo, kokiu būdu, kokiu metu, nes čia yra labai daug niuansų naudojimo į vidų. Dėl to tikrai gali būti kenksminga. Taip, ir antras klausimas: esu psichologė, neturiu atitinkamo išsilavinimo Klaipėdos universiteto aromaterapijos studijoms, tad domina kokybiški mokslai nuotoliu. Apskritai kokybiškiausia visgi aromaterapijos mokytis gyvai, nes tai yra kvapas. Mes pamokų metu labai daug uostome, tyrinėjame, pažįstame kvapus, lyginame kvapus, atskiriame vienus nuo kitų, bet aišku, jeigu nėra galimybės, tai galima mokytis ir nuotoliu. Aišku, aš rekomenduosiu savo mokymus. Yra mokėsi pas mane kelios moterys ir nuotoliu, jos turėjo savo priemonės,
tiesiog gaudavo visuomet visą medžiagą ir garso įrašus, namų darbus, kuriuos aš tikrinu, komentuoju, atsakau į klausimus. Tai tikrai įmanoma mokytis ir nuotoliu. Jeigu turite savo medžiagas, jeigu neturite, galima įsigyti medžiagų krepšelį ir tikrai kokybiškai mokytis. Aišku, viskas priklauso nuo to, kiek jūs turėsite motyvacijos mokytis, kiek jūs skirsite tam laiko ir ypač kiek skirsite laiko namų darbams, nes, nuo to labai priklauso. Taip, tai dabar ar klausimų dar turim? Apie Young Living ir Floriana firmos, aš nekalbėsiu, žinokit, tiesiog apie marketinginius eterinius aliejus nekalbėsiu. Floriana tai netinklinis marketingas, kiek žinau, jų eteriniai aliejai kokybiški. O apie tinklinį marketingą galiu pasakyti tik tai tiek, kad profesionalūs aromaterapeutai nenaudoja tinklinio marketingo produkcijos. Nei savo darbe, nei kitur. Daugiau klausimų nematau, tuomet, kaip visada pabaigoje, turiu pasiūlymus savo. 40% asmeniniai konsultacijai, jeigu norite pakalbėti apie eterinius aliejus, jeigu nežinote, kaip naudoti, jeigu reikia patarimo kažkokiems simptomam, jeigu reikia asmeninių, individualių jūsų aromaterapinių mišinių, tai galime susitikti individualiai konsultacijai, gyvai arba nuotoliu. Ir mano pasiūlymas įsigyti eterinių aliejų šią savaitę su 15% nuolaida. Nuolaidos kodas saugumas 15. Tai perkant už 50 eurų ir daugiau, dar prie tos nuolaidos gausite ir levandų eterinio aliejaus dovanų. Ir jeigu domina mokymai, tikrai išsamus mokymai, paremti biochemija, kurie trunka 4 mėnesius, mes susitinkame kas 2 savaitės maždaug. Tai tikrai galite parašyti man asmeniškai, aš suteiksiu daugiau informacijos apie mokymus. Dabar planuojamas kursas rudenį. Ir ateinantys renginiai, tai kitą savaitę taip pat nuotoliu bus paskaita Kvepianti vasaros vaistinėlė apie tai, kokie eteriniai mums gali suteikti pagalbos vasaros metu ir saugantis nuo saulės, ir nudegus saulėje, ir saugantis nuo įvairių geliančių vabzdžių. Gegužės 8 parfumerinės dirbtuvės Jonavoje, dar yra 2 vietos, jei gerai pamenu. Ir gegužės 10 vienos dienos mokymai masažo specialistėms, čia dar yra 3 vietos šiuose mokymuose. Taigi labai kviečiu, jeigu ką nors domina, ar jeigu žinot, ką tai domina, tai labai būsiu dėkinga už pasidalinimus. Ir čia mano visi kontaktai. Tai jeigu turėsit kažkokių tai klausimų, tai tikrai drąsiai susisiekite. Tai turbūt, jeigu klausimų nėra daugiau, tai tuomet labai dėkoju už tai, kad išklausėt. Ir kaip minėjau, jeigu turėsit kažkokių tai klausimų ar pasiūlymų, tai drąsiai rašykit, lauksiu. Ačiū labai visoms dalyvavusiems.